Iš karto po pertraukos pakalbinsime Davidą Kerną, kuris įkopė didžiausią pasaulyje Everesto kalną. Nors yra žydras, tai yra žydras, atsiprašau, aklas. Vis daugiau paauglių pisasi. Tiksliau, paaugliams sekasi. Nors mergių iš gėdos. Vienas iš būdų išgauti kalakuto garsą yra šis kalakutgarsas. Jis vibruoja orą, pabandykit. Labai įdomu, pirmin. Noriu tai pamatyti. Ne, reikėjo ne taip. Nuostabi atminimo diena. Vieni deginasi prieš saulę, kiti žaidžia su kamuoliu. Mes labai norėtume jūs paraginti padaryti šią dieną kuo saugesnę. Aš paaukštis blemba. Taip, ką tu darai, po vėliau? Turbūt to reikėjo, Ene. Ar vaikystėje dažnai gaudavai lūpų? Vaikystėje ne. Palauk. Nieko savo. Susenko Energy pateikė pasiūlymą, kaip pasmokėti. Tai yra pagerinti, atleiskit. Kokie jūsų komentarai dėl proceso rezultatų? Jokių komentarų. Ar manot, kad jūsų bylą įtakojo? Kas iš ties įvyko tą ketvirtadienį čia centro vidurinėje? Kas paskatino Timo Johnsono mirtį? Kas čia blemba? Velnis. Blemba. Mirštų šitame nuopisų šalies sušiktame mieste. Štai leidžiasi nuo kalno. Atrodo, Rubinas pirmauja, o čia... Kanados rudųjų kikilių mažųjų paukštelių infestacija. Taip ir turėjo būti, ar ne? Dabar jungiame Megan Miles. Megan? Labas, aš esu gyvūnų apsaugos organizacijos centre. Avarija. Regis katytės ją kandžioje. Panašu, kad taip. Megan, kaip tau? Nusiūsime į greitąją. Taip. Labai tau ačiū, kad eini su manimi. Tu mano draugė, mes komanda. Taip, komanda. Jeigu nepradės vėl apie kates, ar ne? Tai buvo prieš 100 metų, niekas nebežiūri YouTube'o. Taip, gerai. Nurimk, Megan. Nusiramint. Čia televizijų tinklas. Didelis žingsnis nuo vietinės televizijos, bet tu pasirengusi. Aš pasirengusi. Būk savimi. Ne, aš būsiu tokia, kokie jums patikčiau. Inkaras. Tai ir daiktavardis, ir veiksmažodis. Patikima arba svarbiausia parama, o veiksmažodis reiškia tvirtai laikytis. Aš tikiu, jog galiu būti tokia jūsų žiūrovams, pritraukti jų dėmesį ir paversti juos nuolatiniai žiūrovais. Papasakokite mums apie save. Užaugau Teksase. Teksaso universitete studijavau žurnalistiką. Mėgstu skaityti. Esu nepasotinama skaitytoja. Daugiausia skaitau istorinę literatūrą. Ar skaitėte Toni Morrison Mylimoji? Žinoma. Geras atsakymas. Man pavyzdys yra tėvai. Suprantu, tai banalu, bet jie vedė jau 35 metus. O aš neseniai susižadėjau. Mums tai patinka. Turėsime nutarimą po 2 savaičių. Ar jūsų praeityje nėra kokių dėmių, apie kurias turėtume žinoti? Skeletų. Kokių kaulų? Aš gera mergaitė. Labas rytas, Megan Miles. Sėkmės po 2 savaičių. Gerai atrodai, Čekai Rodžersai. 5 minutės iki eterio. Labas. Labas. Kalbėjau su savo žmogumi iš televizijos. Ir likai tu ir Wendy Chan. Šiandien bus nuspręsta. Nurimk. Nusiraminti? Turėjai man pasakyti. Kvėpuok. O, Dieve. Palaukit. Čia Megan Miles. Megan, kiek šitų? Roze, nustok. Man tuo eteris. Gerai, bet žinok, kad šį vakar mes einame švęsti. Saulė, aš dar negavau darbo. Smulkmena. Nežinau. Buvo sunki savaitė. Nesilaužiak. Kartok paskui mane. Aš nesilaužysiu kaip celka. Žinai ką, Roze, palauk. Man skambina kita linija. Kalba Megan Miles. Megan, širdelė. Labas, mama. Ką tik matėme tave per žinias. Tu puikiai ją skaitai. Nors trūko vienos sagos ir matėsi daugiau nereikia. Tikrai? Prašiau drabužinėje tuo pasirūpinti. Ačiū, kad pasakei. Mes tave mylime. Perduok linkėjimus Kailui. Aš irgi tave myliu. Iki greito. Gerai, jau nebūsiu kaip celka. Čia vis dar aš. Atsiprašau, mama. Jūs žiūrite KZLA 5 valandos žinios. Kamera 1. Pasirengę Čekai? Čekas Rodžersas. Sportas. Padangių Styvas. Eismas. Gal nustosi? Motina mane užmuša.
Labas vakaras, Los Andžele. Aš Megan Miles. Pirmiausia, pradėsime nuo šiandienos. Biblinio masto eismo košmaras, kurį žmonės jau vadina šių dienų autokalipse. 10-ojo greitkelio atkarpos šį savaitgalį bus uždarytos dėl kelio darbų. Norėdami sužinoti daugiau, klausime Padangių Styvo. Padangių Styvai, kokie reikalai ten viršuj? Puikus, fantastiški. Rašai žinote? Taip. Be panikos, kasgi mane čia sustabdys? Apačioje viskas juda gana sklandžiai, bet mes įspėjame vairuotojus dėl masinės spūsties šį savaitgalį. Sakai, kad jie turėtų pristabdyti arklius? Pristabdyti arklius. Supratau, Megan Miles. Geras bairis. Tipo pristabdyti mašiną. Ačiū, Padangių Styvai. Susitiksime per 6 valandos žinias. Susitiksime? Kaip tai? Ką jau viskas? Atsiprašau. Iki, Padangių Styvai. Saugaus skrydžio. Išties sklandžiai, Padangių Styvai. Suknistas nevykėlis, reikėtų sudaužyti šį daiktą į Holivudo ženklą. Užbaigti viską. Mes vis dar tave girdime, tavo mikrofonas įjungtas. Supratau. Tolimesnės žinias apie autokalipsę pranešime per KZLA. Likite su mumis. Ventūros apygardos italų ir amerikiečių klubas neblogai pasistengė, bet kol kas pono Ginesu neskambinkit. Pasirodo, didžiausias pasaulyje mėsos kukulis yra Genujoje. Kol kas tiek, laukite naujausių naujienų apie autokalipsę. Ir sužinokite, koks paprasčiausias būties daiktas gali būti fatališkas. Aš Megan Miles. Likite sveiki. Ir mes baigėme. Puiku. Ar Padangių Styvas kažką vartoja? Trumpas atsakymas ne. Ar kas skambino? Ar yra laiškų? Žinučių, apie kurios turėčiau žinot? Nenurim. Aš sužinosiu ir tau paskambinsiu. Greičiau man išgerti ir pašokti. Man reikia tik tiek. Denise, ką? Megan. Megan. Megan Miles. Arba jos nėra, arba jie vaidina, kad jos nėra. Arba jie sumušta, surišta, arba jie infarktas, insultas ar panašiai. Denise, čia Brentwoodas. Nieko blogo niekada nenutinka Brentwoode. Jėzus Marija. O.J. Simpsonas. Ką tik prisiminiau. Megan, atidaryta. Saulė, tu nebe savo kaime. Negalima laikyti nerakintų durų. Labas vakarėlių mergos. Ko išgersit? Turiu čiaupo vandens. Palauk, kas čia vyksta? Kur Kailas? Išėjo į parduotuvę. O kur visi tavo daiktai? Kailas viską išsinešė į parduotuvę. Į supermerkato. Jis išėjo. Jis pasakė, kad jau nežino, kas aš esu, tada viską pasiėmė ir išėjo. Kaip keista. Kada jis grįš? Kodėl tu mums nesakei? Nežinau, atleisk. Roze, aš tiesiog... Tai labai nesmagu. Taip, bet mes tavo draugės. Mes tavęs neteisime. Palauk, čia Denas. Alio? Denai, labas. Tik nesusinervink, bet jie pasirinko Bendę Chang. Megan, tau viskas gerai? Chang. Kaip nelaikų Kailas išėjo parduotuvę? Denise, patylėk. Jie atidavė mano vietą Bendę Chang, diktorė iš San Francisco. Matai, Saulelė, jie ją įdarbino dėl rasės, azijietė. Kaip tu galėjai ją nugalėti? Ji netgi ne azijietė. Ji įvaikinta. Jos plaukai blemba raudoni. Atsiprašau, tai buvo negražu. Džiaugiuosi dėl jos. Ne. Šiknon Chang, tu geriausia. Taip, niekas taip neskaito žinių kaip tu. Mes atsisėsim ir sugalvosime planą, kaip sutvarkyti tavo gyvenimą. Mergos, daugiau jokio gailėšio, viskas gerai. Aš nesilaužysiu kaip celka, prisimeni? Eikit, man viskas bus gerai. Pasėdėsiu čia ir pažiūrėsiu talentus. Ne, mes tave čia nepaliksim. Tu netgi šuns neturi. Šiaip jau tai buvo Kailo šuo. Koks skirtumas? Dzen, laikyk katę. Katės manęs nekenčia, juk žinai. Žmonės sako, kad katės švarios, bet jos labai purvinos. Atsiprašau, gerai? Koks skirtumas? Veduosi tave į klubą. Tu sutiksi kokį nors jauną, kvailą seksualų vaikiną ir išliesi visą savo pyktį ir agresiją ant jo penio. Nežinau, nedarau taip su peniais. Man labiau patinka rimti santykiai. Mes tave įsivedam, nagi einam. Gerai, bet eisiu su treningu. Ne, užsidėsi ką nors kekšiško, kaip Denise. Neturiu nieko kekšiško kaip Denise. Denise, duok Megan savo suknelę, bet jokių bet. Galėsiu užsidėti jos kostiumėlį. Kodėl čia
tiek triukšmo. Argi ne jėga? Tau to reikia. Į įkalą. Jau? Teisingai. Iki dugno. Nebent tu slabakė. Taip. Na, kiti du buvo mūsų. Vadinasi, reikės dar 3. Labai gerai. Dar 3. O gal kažko kito, kad tiktų prie suknelės. Į mus žiūri. Dieve mano. Ką darysime? Būsim kalės? Susiraukit. Saulutė. Gal norite prisijungti prie mūsų ir išgerti? Ar gersim alkoholį? Dar tekilos. Tai jau taip. Tavo draugė tikra tūsintoja, ar ne? Šį vakar taip. Pakelkime tostą šioms merginoms. Žinote, mano tėtis pakėlė tostą, kai užbaigiau 5 klasę. Aš saugau tai savo prisiminimuose. Tegul ten ir lieka į sveikatą. Myliu savo tėtį. Kailas debilas. Prašau, duokit kibirėlį. Labai ačiū, atsiprašysiu. Paimkit, prašau. Viskas gerai. Apsisveikinkit. Nori dingti čia? Žinoma, tu lik čia. Kur tai ne? Labai noriu įsisiu. Kaip čia aukštai. Ei. Ei. Labas. Ką tu ten darai? Ieškau tualeto. Įstrigai? Kaip drįstate, sere? Ar nežinote, kad nemandagu damos klausti tokių dalykų? Taip, įstrigau. Ir dar esu girta. Turiu tą pasakyti. Aišku, nieko čia blogo. Lik įstrigusi dar sekundai. Nebus sunku, negaliu pajudėti. Naujausios 2 valandos nakties žinios. Mergina įstrigo balkone. Labas. Labas. Ką tu manai? Nieko gero. Turim problemą? Taip. Jei tik sugalvotume, kaip ištraukti tave iš bato, tai bent galvosūkis. Kągi, čia eina dirželis. Palauk, dieve mano. Kas? Čia visai kitas dirželis. Kuris? Kairys, dešinys? Turime nusiraminti. Kuo tu vardu? Megan. Iš kur tu? Iš Teksaso. Man patinka Teksasas. Paskubi. Liko 5 sekundės. Gerai, lik su manimi, Megan. 4, 3, 1. Mes gyvi? Regis taip. Tu didvyris. Ačiū tau. Gal nusileiskime? Tu gali. Aš čia pat už tavęs. Gerai. Bandai pabėgti nesusimokėjusi. Regis taip. Man buvo gana apsiseilėjusių diedų ir... Nežinau, nedažnai šlaistausi po klubus. Taigi pajutau artėjančią depresijos bangą ir pamaniau, kad gal geriau... Užsidėk šaltą, šaltą. Žodžiu, parašysiu Rozei. Rozė eina namo. Ačiū, myliu. Ką? Ir rašo, kad išeina. Einu ieškoti savo mašinos. Man jau metas. Mašinos? Na, nemanau, kad gali vairuoti. Geriau iškvieskime tau taksi. Ne, aš tikrai noriu savo mašinos. Netiki, kad galiu vairuoti? Gerai, atik čia. Blaivumo testas. Pauostyk mėsą. Dieve mano, kaip skaniai kvepia. Tu girta. Tai netgi ne mėsa. Eik, tu šik čia mėsa. Gerai, gal aš tave parvešiu namo su tavo mašina. O ten išsikviesiu taksi. Ką manai? Kam tu išeiti iš darbo? Viskas gerai. Aš ne vien barmenas, turiu ir kitų užsiėmimų. Turi dieninį darbą? Aš rašau knygas. Knygas?
Mano mėgstamiausias žanras. Šaipaisi iš manęs? Ne, tai labai šaunu. Aš esu žurnalistė. Esu... net nežinau. Nieko nesu parašiusi. Gal ir galėčiau, bet daugiausia skaitau. Aš skaitau žinias. Tai ką postmodernių meilės romanų rašytojas veikia visą dieną. Ir šlovina jį. O mano darbė kaip tik atvirkščiai. Eina. Saugiai parvešiu tave namo. Kur tu gyveni? Kur tu gyveni? Turi mane prisivyti. Tau patinka tamsus gėrimai? Rankas taip, ką? Kas greičiau? Gerai. Šalin drabužės. Aš tai norėčiau kreiptis į teisėjus. Gerai, teisėjai, kur jūs? Gerai. Tai mergaitė. Kas tai? Moku tik 2 akordus. Pasitikime? Pasitikiu. Pasitikiu. Nepasitikiu. Nepasitikiu. Ne. Eina savo. Aš Asija iš Teksaso. Suknelė žemyn. Kas čia? Mažytis staliukas. Padėk ir pasimkite. Jis pats geriausias. Aš noriu pamatyti. Parodyk. Taip, geltona tau tinka. Gerai, kur mano telefonas? Mano rankinė? Mano telefonas? Sveiki, paskambinote Megan. Palikite žinutę ir likit sveiki. Turite 4 naujus pranešimus. Megan, padėk mezginius į šalį. Mes einam. Meg, mieloji, čia mama. Mes... Prašau, neskambink man. Megan, čia Denas. Ar tu sėdi? Chang nebėra. Ji nepraėjo. Jie rado nepadarių jos nuotraukų su kita mergina. CNB nenorėjo rizikuoti. Regis, jie grįžta prie tavęs. Tu esi garantuotas statymas. Visas tas tavo pastovumas tuo atsipirks. Dabar klausyk. Jie nori pažiūrėti, kaip dirbė, sudėlioti taškus, pakalbėti akis į akį ir taip toliau. Rytoj jie atvyksta pažiūrėti žinių. Todėl šiandien gerai išsimiegok, kad ryt šviežia galva galėtum juos nužudyti. Tai gali būti labai gerai. Ne. Nemėgstu kačių. Tik nieko nedaryk. Nieko. Togi buvai dėžėje. Batai. Kur mano raktai? Nemėgstu kačių.
Gerai, puiku. Gerai. Kur mano mašina? Palauk, jis vairavo. Mes bučiavomės, tada aš ieškojau tik takų. Statyti negalima. Ne. Nėra vardų. Ne. Palaukit. Tai mano mašina. Mano mašina. Tai buvo mano mašina. Nešaukit. Tu šniukštinėjai, aš nušaunu. Ne, aš tik noriu, kad mane pavežtumėt. Ne. Aš nedirbu. Prašau, serė, sumokėsiu 2 gubai. 3 gubai. Man reikia iki mašino aikštelės. Aš žinote, kur ta aikštelė, kur nutempia mašinas? Nurengė? Taip, jūs supratote. Nutempė. Tada, nurengė. Kaip gerai. Ačiū Dievui. Jūs dirbat? Taip, aš dirbu. Man šiandien labai reikia į darbą. Puiku. Važiuojam į nurengę. Puiku. Žinot, man patinka jūsų darbas. Jūs žinot mano darbą? Taip. Labai gražu. Kągi, ačiū. Labai jums ačiū. Dievinu savo darbą. Jis man suteikia tiek pasitikėjimo. Net nežinau. Ar turite draugą? Šiuo metu oficialiai vyro neturiu. Tai yra... Aš sutikau kai ką, bet aš palikau tą kai ką. Iš tiesų tai jis mane paliko. Žinot, o man 5 per 1. Aišku, gerai pasikalbėjom. Čia. Čia, kur čia? Čia. Nurengė. Ne. Dieve mano. Ne. Čia nurengė merginas. Aš sakiau, nutempė mašinas. Juokingas nesusikalbėjimas. Aš negaliu čia išlipti, nes neturiu pinigų. Jie mano rankinėje, kuri yra mano mašinoje. O mašina yra ten, kur ją nutempė. Nutempimo aikštelėje. Nemokėsi? Nuvešiu tave į kalėjimą. Čia nėra kalėjimo. Tada mokėk $23. Aš ne striptizo šokėja, aš žurnalistė. Turiu daug Emmy nominacijų ir daugybę ryšių. Jums bus sumokėta. Jūs gausit savo pinigus. Bet šiuo metu man labai reikia jūsų pagalbos. Gerai? Suprantat? Gerai. Tu man pašoksi. 4 dainos. Pašoksi man $23. Ir būsim atsiskaitę. Ne, taip nebus. Ne? Taip. Aš negaliu jums pašokti. 4 dainos. Ne. 3 dainos. Niekaip. Ne. Tu man pašoksi arba vežu į kalėjimą. Palaukit, nuleiskit ginklą. 2 dainos. Ne, man netinka. Susitarkim, gerai? 2 dainos. Gerai. 2 dainos. Alanis Morissette. VIP kambaryje. Žinoma, VIP kambaryje. Tik atrakinkit dureles. Palikit ginklą. Tai negalima su ginklais. Jokio ginklo. Aš pasiruošę šokui. Nagi. Kur tu?
Sugrįžk. Mes susitarėm. Kažkokia nesąmonė. Dieve mano. Palaukit. Ko tu iš manęs nori? Jūs galit man padėti. Palaukit. Eik šalin. Jūs galit padėti. Sveiki. Kaip laikaisi? Šiaip jau nelabai gerai. Man labai reikėtų pagalbos. Man irgi reikėtų pagalbos. Tikrai kokios? Ne. O tai. Ne, aš ne prostitutė. Kurgi ne? Geros nakties. Ne, palaukit. Jūs negalite. Kaip šlykštu. Dieve. Kvaila suknelė. Užmušiu denyse. Baigiu suledėti. O tu kas tokia? Ei, aš ne prostitutė. Nesupratau? Žiūrėkit, kokia barbė. Iš kur jūs esat? Varyk iš čia. Atleiskite. Gal jūs kartais neieškote prostitutės? Laisva agentė? Panašu. Ji drąsi. Tenka pripažinti. Jie tikrai turi kiaušus. Ne, liaukis, Deivai. Baigėsi mūsų pamaina. Man reikia namo pailsėti. Ketinau važiuoti į Long Beachą, ten jau susitariau pažvejoti. Tai mūsų darbas, Walteri. Ne, ne mūsų. Mūsų darbas yra laikyti kiek šeščia. Toliau nuo padarių žmonių štai ten. Gerai. Žiūrėk. Mes galime jai pateikti oficialų įspėjimą. Bet jei dar kartą ją čia pamatysiu, teks ją suimti. Matai, štai koks policijos darbas. Tai norėjau pasakyti. Tu ką kur čia? Aš neturiu nieko prieš. Šiuolaikinės moteris, verslininkės. Šūdas. Ačiū Dievui. Aleliuja. Nesiartinkite prie transporto priemonės. Pone, tai ką jūs darote prieštarauja nesiartinimui prie transporto priemonės. Gerai, dabar aš nematau. Ačiū aukščiausiam jūs čia. Aš tokia laiminga jūs matydama. Gal jūs kur čia? Tai ilgiausia naktis mano gyvenime. Nustok kvapėti. Nustok kvapėti ir paklausyk. Gerai. Nufilmavom, kaip jūs siūlotės vairuotojams. Galime jūs uždaryti tuoj pat. Ne, aš nesiūliau sekso. Pone, nekelkite balso prieš mane. Nekelkite balso prieš jį. Kiek šią naktį išgėrėt? Nuo jūsų trenkia kaip iš Bravoro. Matote, nebuvau namuose. Aš irgi nebuvau. Štai todėl mes jūsų pasigailėsime ir apsiribosime įspėjimu. Pasirengusi? Štai jis. Nesirodyk mano gatvėse. Pamatysim jūs čia dar kartą, keliausite už grotų. Bet aš nepadariau nieko blogo. Tikrai? Nepadarėt nieko blogo. Išėjot nusipirkti kiaušinių. Baigėsi tualetinis popierius. Laikas užaugti. Nesirodykit mano gatvėse. Nesirodykit jo gatvėse. Prisėskit ir pagalvokit apie tai. Pagalvokit apie tai. Prisėskit. Nesirodykit jo gatvėse ir užaukite blemba. Tai jūs mane padėsit? Ar jūs neturėtumėt padėti žmonėms? Prašau, nereikia. Varyk iš čia kekšę. Kietai pakalbėjai. Kaip profas. Ačiū. Mes pasielgėm teisingai. Geriau jau bėg. Gerai, aš jau bėgu. Molė. Mel. Megan. 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 You and me, too good to
Labas rytas Los Andžele. Šiandien svarbi diena. Autokalipsė. Prasta diena vairuot. Mano patarimas nusipirkti sraigtasparnį. O danguje grūsties nėra, patikėkit. Juokauju. Gerai, pavariau. Labas, Megan. Skambinu paklausti, ar laimingai grįžai namo, nes nelabai ką prisimenu po vakar. Labas, mažytė. Ką tu čia veiki? Mėgstu keltis anksti. Aišku, kad mėgsti. Tau kokie 70. Kad būtų aiškiau. Kas vakar įvyko? Viskas. Viskas. Ir sakydamas viskas, turiu omeny viską. Aš įsijungiau ir viskas tik ne tai. Gal turi bananų ar kažko? Atleist, tai klaida. Maniau, kad grįžtų namo su labai jaunu ir labai simpatišku vaikinu. Turbūt kalbėjo apie mano sūnų. Mus visą laiką painioja. Dėl to nesijaudink. Beprotiška naktis. Tau galima šėliot. Blemba. O ką manai aš veikiu? Stoviu prie kampo. Palauk. Važiuok pas tą bičą. Taip, mažytė, kas nutiko? Kartais stebiuosi. Tie farai visai nupušė. Gerai, iki. Sėlinti prie manęs nėra gerai. Ne. Labas, aš nesėlinu, aš tik... Dykai neduosiu. Nešk savo liesą subinę toliau. Man tik reikia pagalbos, ere. Tugi matai, kad dirbo. O aš matau, kad ir tavo šikna šiąnakt turėjo darbo. Geriau eik namo. Tik to aš ir noriu. Ir visai nenoriu jūsų narkotikų. Nesupratau? Ne, tai yra siaubinga prielaida. Aš nežinau, ar jūs... Tu nežinai? Teisingai. Geriau pamiršk, ar pagalvoji apie mane. Jau pamiršau, labai atsiprašau. Aš tik norėjau pasiskolinti jūsų telefoną. Ar galėčiau paskambinti iš jūsų telefoną? Šiandien turbūt svarbiausia diena mano gyvenime, todėl man labai reikia paskambinti. Prašau. Aš ne tą, kuo jūs mane laikote. Prisiekiu. Aš gera mergaitė. Velnias, netokia jau tu gera. Policija sakė, kad jei dar mane pamatys, tai suims. Už ką? Kad esi gera mergaitė? Tai buvo nesusipratimas. Blogiausiu atveju. Farai, visa komanda važiuoja. Geriau nešk mėsas. Palauk. Ką tu, blemba, darai? Nešu mėsas. Nešk mėsas kur nors kitur. Kur? Nežinau. Todėl ir sak man nešti. Velnias, ko tu tokia greita? Mokykloje buvau bėgikė. Palauk manęs. Palauk. Geltonas šiknis terminatorius. Ką tu vis dar čia veikia? Neždinkis, blemba. Man reikia pasislėpti. Atšok, palik mane ramybėj, blemba. Ką tu, kvaila? Dieve mano, ką tu darai? Tik duok man telefoną. Eik atgal. Negaliu ten eiti, dieve. Nenoriu, kad mane sugautų. Ką tu čia, blemba, veikia? Aš bėgau nuo farų. Kas tu, blemba, esi? Jau atvės. Jis su manimi. Aha. Kažkokia trenkta K. Taip. Tu gal debilas? Pažiūrėk į šitą mergą. Jis slapta farė su Marko Jacobso suknele. Manai, kokia nuvalkiota šlundra galėtų prie to prisiliest? Palauk, blemba. Iš kur tu, blemba, žinai, kad čia Marko Jenkinso blemba suknelė? Marko Jacobso nigerė. Pažiūrėk laidą, kaip nesirengti ir tada kiauksėk. Ta merga farė. Ji prostė. Farė. Prostė. Ne, čia ta merga iš žinių. Kodėl tu čia pūkiai įsileidai? O ko tu čia fariai leidai? Ji ne farė. Čia ta merga iš žinių. 6 kanalas. 5 valandos žinios. Sukišiu savo koją tavo žabtus. Aš ne farė. Aš ta merga iš žinių. KZLA. 5 valandos tiesioginės žinios. Aš Megan Miles. Likit sveiki. Pūki. Patirėk, blemba. Kokio galo Megan Miles dėl kreko čiulptų mūsų rajone? Aš nečiulpiu dėl kreko.
O tai dėl ko tada čiulpi? Dėl nieko? Nemokamai? Tai šiandien tu nečiulpiai. Taip ir maniau. Bet tai... Aš pasiklydau. Ir man tik reikia paskambinti. Aš tik norėjau pasiskolinti tavo telefoną. Žiūrėkit. Dieve mano. Merga iš žinių. Pažiūrėkit. Likit sveika. Man patinka. Blemba. Ji tikrai panašiai tave. Taip, aš Megan. Megan Miles. Klausyk, merga iš žinių. Tu gerai dirbi ir panašiai, bet tau reikėtų labiau suartėti su žiūrovais, įgyti jų pasitikėjimą. Tavo grožis natūralus, pasiekimas, man patinka. Bet tavo manieros truputį robotiškos. Jaučiu, kad galėtų mums parodyti daugiau šilumos. Žinau, kad į ten. Tu ją turi. Pūkį. Ko tu prirūkiai? Aromatizuotos žolės. Labai skani. Ne. Aš suprantu, ką jis sako. Reiškia, kad tu užsidariusi nuo pasaulio. Žiūrėk, kaip sutraukė savo pečius. Visa susigūžusi. Lyg nepasitikėtų mumis. Puikus pastebėjimai. Žiūrovų grįžtamasis ryšys man labai svarbus, misteri Halkas. Halkai ir Skrila ir Pūkis su U. Aišku. Įsidėmėjau viską, ką pasakėte. Atkreipsiu dėmesį į jūsų patarimus. Bet dabar man reikia grįžti į žinias. Šį vakar. 5 valandos žinios. Manęs laukia paaukštinimas, todėl būtinai turiu ten būti. Bet aš pasiklydau. Ir neturiu nei telefono, nei pinigų, o mano mašina nutempta į aikštelę. O dabar aš stoviu geto viduryje, kreko sandėlyje. Neįsižeiskit. Neįsižeidėm. Gana tikslus apibūdinimas. Žinai ką, aš tau padėsiu. Tai būtent. Duok į šitą. Skambink į šitą. Ačiū. Ačiū. Nėra už ką. Gali ten eit. Parodyk, velnias. Kas nutiko sukneliai? Nuo kada tu žiūri žinias? Aš keliuosi 5. Turi televizorių? Pats matai tą televizorių. Tau reikia jį parduoti. Tu man skolingas pinigų. Aš tau jau atidaviau. Ką tu čia kalbė? Kas negerai, širdelė? Nežinau nei vieno numerio. Visi buvo mano telefone. Mašinoje naudojau balso skambutį ir visi įvesti trumpaisiais numeriais. Sušiktas šiuolaikinis šūdas, ar ne? Taip. Aš prisimenu vos 3 numerius. Savo tėvų Teksase, bet aš jiems neskambinsiu. Žinau savo pačios numerį. Galiu kad nors perduoti žmonėms. Parašysiu savo žinutę, gal kažkas ją perskaitys. Gera mintis. Čia Megan. Gelbėkit, aš. Kur aš esu? Irštvoje. Tiksliau, mes netoli Irštvos. Irštvoje. Taip. O kieno kitas numeris? Kas čia? Tu mane pažadinai po galais. Klausiu, kas čia, kalbėk. Tai aš, Megan. Tu niekad neturėjai man skambinti. Maniau, mes neketinome kalbėtis. Turėjau tau paskambinti, Kailai, aišku. Išsiskirimas buvo sunkiausias dalykas mano gyvenime. Nedėk rakelio. Pala. O ko tu taip tyliai kalbė? Ar tu... Pas tave kažkas yra? Tu jau kažką susiradai? Tu girta? Formaliai gal ir taip. Skambini dėl sekso? Ne, nenoriu su tavim jokio sekso. Eik, tu šik, su kuo tu kalbė? Su savo buvusioju. Aišku. Kas ten? Pūkis. Mano pažįstamas. Vadinasi, tu irgi ne viena. Ką tu darai? Ko tu man skambini? Skambinu, nes patekau į bėdą. Man reikia, kad atvažiuotų manęs paimti. Ir žinojau tik 3 numerius. Aišku, tavo, tėvų ir 1800 gėlių salono. Dėkočiau Dievui pamiršus tavo telefoną. Bet kai kurie dalykai tiesiog prilimpa, negaliu tavim atsikratyti. Kas nors žinot, kokiu numeriu? Žinau laiduotojo numerį. Kam tau jo reikia? O jei kada kilimo prireiks? Tu kalėjime? Dar ne, bet galimybė yra.
Išsiblaivyk, paskambink taksi. Gerai? Negaliu kalbėti. Kailai, su kuo tu kalbėjai? Dieve tu mano. Dieve, žinojau, kad kažkas yra. Žinojau, niekšė tu. Atleisk. Prašau, neskambink man. Mažutė, ar galėtų man padėti? Viskas baigta, aišku? Paklausyk manęs. Dabar tu manęs paklausyk, močkrušį. Nežinau, ko tu pridirbai Megan Miles iš sukruštų žinių, bet geriau kelk savo baltą šikną iš lovos. Tas nigeris baltasis, ar ne? Taip, jis baltasis. Ir nešionai į Kreko sandėlį ir išvešk Megan Miles velniopišę. Jei reikės spėti į sukrušto žinias, nes kitaip negaus sukrušto paaukštinimo. Duok man. Jei parodysi dar bent unciją nepagarbo šiai moteriai, prisiekiu, kad pasigausiu tą baltą šikną ir sudeginsiu ją. Girdi mane? Turi mano numerį, Kalė. Pasakyk dar ką nors. Šito užteks. Buvo labai myla, tikrai. Aš tave ginu. Ačiū. Kas ten? Skrilla ir Halkas. Jie irgi mano pažįstami. Tu Kreko sandėlyje? Taip, Kailai. Tai ir norėjau tau pasakyti. Aš Kreko sandėlyje. Benes. Neiklutai mokasi. Čia ką, pokštas Megan? Koks velnias čia vyksta? Megan Miles žinau. Tau reikia išeiti tučtojau. Eik pro tas duris, pasuk dešinė, nulik laiptais, pamatysi angą. Šok vidinį viščiuošį iš čia. Eik. Pabūsi čia, ne? Palauk, mergai žinių. Kas tai? Kas tai? Kas jūs tokie močkrušiai? Atsiprašau, Pūkė? Taip, čia aš. Gerai, dabar einam į dešinę. Nagi, į dešinę. Nuliep nuo manęs. Čionai. Kas čia buvo? Kodėl tai vyksta? Beprotybė. Aš nenoriu būti nušauta. Aš tik išėjau pasilinksminti. Greičiau. 12 gatvėje Kreko sandėlyje šaudo. 3 sudėjai vyrai, viena baltoji geltona suknelė. Gali to patikėti? Gal ten kita baltoji su geltona suknelė? Ką? Jūs matėte moterį? Jums reikia pasikalbėti su leitenantu. Ne, nereikia. Reikia. Šiaip jau tai reikia. Žinau, kad reikia. Tiesiog tu turėtum pasakyti, kad nereikia. Šūdas, šūdas, šūdas. Ar žinai, kur yra konfiskuotų mašinų aikštelė? Kur jie nutempia mašinas? Nuvelka. Žinai, ką tai reiškia? Ar jie arti? Taip, aišku, mašinų aikštelė. Tau reikia eiti šią gatvę iki galo. Pasieksi vakarų gatvę. Eikia, lyg būtų geltonų plytų kelias. Tada bus 10 greitkelis. Jei pasieksi Dollar Tako, tai nuėjai per toliau. Vakarų ir 10? Tikrai? Tikrai, tikrai. Tik žinok, ne iki Dollar Tako tualetą. Ten tikrai baisu. Nedaryk šito. Ačiū. Sėkmės tau. Palauk. Kas? Ne. Štai, paimk. Pūkė. Negaliu paimti tavo Kreko. Jis vertas maždaug $10. Tik nesurūkyk jo. Geruoju tai nesibaigia. Bent jau man. Pūkė. Negaliu paimti tavo Kreko. Ne. Aš reikalauju. Prašau. Kai Kreko vartotojas duoda tau savo Kreko, jis duoda tau savo širdį. Tik nepamiršk paminėti savo draugo Pūkio, kai kitą kartą skaitysi žinias. Gerai. Ir nepamiršk paminėti Skrillos ir Halko. Ir Skipą. Skipą Dudą. Tryzo Bibau. Tik nesupaniok su Džibau. Mažojo Markiso. Ir dar mano dėdės Josefo. Jis sėdi kalėjime. Gerai. Megan Miles. Taip. Lik sveika. Ir tu lik sveikas. Liksiu sveikas, jei išnešiu šią savo subinę. 2 metus tęsiasi silpnutė taika tarp gangsterio mokinių ir Figaro komandos. Tada netikėtai atsiranda kažkokia paslaptinga moteris geltona suknelė ir viskas nueina velniop. Žinau nesąmonę. Priedo jie apvagė taksi vairuotoją, o dabar priklauso Skrillos gaujai. Ne. Jie tik prostitutė. Matėme ją prie tilto. Ir net gabenot jos čia. Aš tai norėjau. Leitenante, gal mes informuosime kitą pamainą? Kitą pamainą?
Po jūsų nėra jokios kitos pamainos. Judu galite ją atpažinti. Budėsite tol, kol jos neatvesite. Ji baltoji, geltona suknelė, prostitutė. Atgal į gatves, kolegos. Atleisk. Kas tau negerai? Aš norėjau. Saugoti ir ginti. Užsikruš, kvikai. Čia Megan, gelbėkite, aš esu irštvoje. Kas čia? Sveiki. Ieškau Megan. Mergos iš žinių? Jie išėjo. Daugiau neskambink šio numeriu, moč krušy. Atleiskite, nemačiau jūsų. Jūs Megan Miles, 6 kanalo žinių mergina. Ką jūs čia veikite? Ilga istorija. Gal turėtumėt $5? Parduotuvėje turiu. Ar galite palaukti? Žinoma. Už tai leiskit padaryti jūsų nuotrauką, aš pakabinsiu ant sienos. Ne, aš negaliu. Paskui dėsiu į Facebooką ir visi ją laikins. Ne, negalite dėti nuotraukos į Facebooką. Jokių nuotraukų. Vėliau aš jums atsiųsiu. Žiūrėkit, Megan Miles miršta iš gėdos. Megan telefonas. Kas čia? Kur Megan? Čia Gordonas. Vakar susipažinau su Megan. O kur jie dabar? Kodėl pastovėjus telefonas? Ar tu jai ką nors padarei? Ne. Vakar kartu grįžome namo. Ir manau, kad ji pateko į bėdą. Jie paliko savo telefoną ir neįsivaizduoju, kur ji dabar yra. Geriau sakyk tiesą, psichė. Nes aš esu dar netokia psichė. Ir jeigu nuskriaudai Megan, išliesiu ant tavęs visą įtūžį. Nusiramink. Kur tu gyveni? Traukos 244. Kas čia blemba? Centre, netoli 6-osios tilto. Ten gyvena žmonės? Taip, aš gyvenu. Paskambink 810. Gerai, ten ir sėdėk, arba skambinu farams. Denise, kelkis. Aš atsikėlus. Girdžiu tavo garsų mašiną. Man tik reikia pagulėti. Man blogai, labai blogai. Kelkis. Megan pateko į bėdą. Jai mūsų reikia. Tu nesupranti. Mažytė, ar viskas gerai? Prašau manęs neliesti. Kas ten? Vakar padariau siaubingą klaidą. Regis, parsivežiau namo į Gipopą. O čia kas dabar? Labas. Gerai. Nenoriu gaišinti niekieno laiko. Manysiu, kad esi kreko prekeivis. Norėjau paklausti, ar norėtum truputį daugiau. Truputį daugiau ko? Truputį daugiau kreko. Galbūt galėčiau iškeisti jį į pinigus. Tu nori man parduoti kreko? Na, oficialiai nenoriu jo parduoti, nes manau, jog taip negalima. Bet tikiuosi, kad galiu jį išmainyti. Aišku, išmainyti. Ar turi pirkimo čekį? Arba dėžutę, su kuria jį pirkai. Aš turiu tik kreko. Tu turi tik kreko. Tai viskas, ką turiu. Tu galėtum jį pridėti prie savo prekės, duoti man 10 žalių ir parduoti jo daugiau. Tai geras verslas.
Tu negali ateiti į McDonald'ą su savo mėsainiais ir bandyti juos parduoti. Ar žinai kodėl? Nes jie jau turi savo mėsainių. Jie nežiūrės į tavo mėsainius ir nesakys, eik tu savo. Jie turi mėsainių. Tai labai geras biznis. Mes galime juos nupirkti ir parduoti dvigubai brangiau. Bet krekas tai visur tas pats. Žiūrėk, tai tik mažytė dozė. Paslėp greičiau tą šūdą. Tu ką bandai mane pakišti? Aš tik sakau, kad bus labai paprasta parduoti jį kaip savo paties kreką. Nes visas krekas iš ten pat, argi ne? Iš kur tu jo gavai? Oficialiai gavau iš Pūkio, kuris greičiausiai gavo iš Skrilos. Skrilos? Tai jo krekas. Tau nori prastumti Skrilos mėšlą ant mano kampo, kad parduočiau kaip savo? Tu gal nori mirties, ponė? Latikai. Kas tas latikas? Sutvarkyk reikalą, pamokyk šią mergą. Ne ten pataikiai, čia Figerojo teritorija. Jau einu. Aš dar nebaigiau su tavim. Nežinau prekeivio etiketo. Grįžimai. Rodai mane pagarbą. Negalima stovėti už linijos. Šios linijos? Čia dvi pusės. Šitoje pusėje, jūs ne toje pusėje. Gerai, tvarkoje. $50. Tu, blondinė. Taip. $50. Koks geras apvalus skaičius. Kur tavo pinigai? Jūs važiuokit toliau. Jie čia kažkur. Tuoj. Gėda. Jūs čia man sakot? Argi neturite gėdos? Nežinau, kas jūs įsivaizduojate esantį aukščiausio teismo teisėje, bet aš tik stengiuosi nuvažiuoti darbą. Kodėl nepaprašėte sutenerio, kad nuvežtų? Šie žmonės yra geri žmonės. Atleiskite, nepastebėjau ženklo tik geriems žmonėms. Iš kur jums žinoti, kas mano sieloje? Galiu nuspėti. $50. Ar $50 reikia mokėti prie kiekvienos stotelės, ar už visą kelionę? Tu čia rimtai? Aš rimtai. Priimat kreditinės? Taip. Galite įdėti štai čia. Tikrai? Kaip nuostabu. Inovatyvios technologijos, kurios palengvina. Ar priimate debetinės? Ar turi debetinę? Neturiu. Duosiu tau patarimą. Gerai. Tu geriau pagalvok apie kitą užsiėmimą, nes šitam tu netinki. Jei neturi net $50, tau reikėtų mesti kekšės darbą. O jeigu sukrapštysi $50, geriau nusipirk savo sumuštinį. Štai kodėl tu tam netinki. Neturi mėsos ant savo kaulų. Patarimas buvo nemokamas. O kelionė $50. Mokėk arba nešk savo subinę iš mano autobuso. Aišku, bet štai koks reikalas. Aš turiu dingti kiek įmanoma toliau nuo tos gaujų teritorijos. Jei norite, galiu atsisėsti ir papasakoti visą istoriją. Ne. Ne, jums nebūtina stotis. Tu esi liesa, prisišniaukšusi kreko kekšę. Neždinkis iš mano autobuso. Aš nesu kreko kekšė. Tai ilgos istorijos dalis, kurią jums norėčiau papasakoti. Taip, jai reikia. Atvažiavom. Ar šį kartą galiu kalbėti aš? Pavaik. Naujausia informacija. Baltaodė moteris geltona suknelė išmesta iš miesto autobuso 32, vakarų linijoje. Panašu į psichopato siautėjimą. Gerai pasakė daktarė Filai. Mes reaguojame. Labas dienai. Taip. Kaip tik ruošiu istoriją apie močiutę banditę. Močiutė banditė jau seniena. Mes turim geresnį istoriją. Nesutarė didysis aštuonetas. Nevaidink protingo. Šiandien atvyksta tinklo atstovai pasižiūrėti Megan. Turim padaryti gerą laidą. Taip. Ar kas nors ją matė? Ne. Ar bandėjai prisiskambinti? Taip, kelis kartus. Aišku. Jei tu būtų Megan Miles, tai kur dabar bastytumėsi? Nėra čia ko žiūrėti. Viešpatie.
Sveiki. 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 Ar galite man padėti? Bet juk čia šventykla, taip? Dievo namai. Jūs rabinas? Ne. Jūs ne? Ar ne taip jie vadiname? Jūs aiškiai gundytoje, pasiųsta išbandyti mano tikėjimo. Susijaudinimas yra nusigrėžimas nuo Dievo ir jo įžydimas. Ir dar su nepridengta galva. Ir šią suknelę. Aš neturėčiau žiūrėti. Gal galite išėti? Nagi. Norite pasakyti, kad dabartinėme šimtmetyje jūs man neleisite pasinaudoti vonios kambariu ar paskambinti? Arba neduosite autobuso bilietų? Man tik reikia $50. Moterys čia neįleidžiamos, aišku. Moterys laikosi atskirai nuo vyrų. Mūsų vyrams net neleidžiama klausytis, kaip moteris dainuoja. Tik autobuso bilietui. Tai viskas, ko man reikia. Niekas nesužinos. Čia nieko nėra, tik modu. Iš visų draudimų aš dievinu moters balsą vėjyje. Ritmingumas, švelnumas. Žinau, kad negaliu paliesti. Bet negi mano ausis negali paliesti. Nedidelė $50 kaina bus su džiaugsmu sumokėta už tokį malonumą. Nors tai ir uždrausta. I threw a wish in a well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, but now you're in my way. Prašau, nesustok. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number. Call me maybe. Call me maybe. Moše, kas čia vyksta? Labutės, nežinau, ji tiesiog atsirado. Ji nori pinigų. Ne. Aš to padainavau ir tu man skolingas. Kas tai? Jis pavadino tave ragana. Kas tau negerai? Juk tu turi pinigų savo kišeniai. Negalima? Palauk. Galimas neapykantos nusikaltimas Vilširo Chabade. Velnias. Chabade. Ten šventykla. Hi. Diva. Hi. Sveiki. Okay. Atstokit. Labas. Aš Gordonas. Tu visai ne jo skonio. O aš suprantu. Užeisit vidun? Kas? Menininkų loftas? Tu gal hipsteris? Ne, aš ne hipsteris. Negaliu užsiauginti įtikinamos barzdos. Vaje, vienišas vyras su kate. Pasiėmiau iš prieglaudos. Nieko savo vaikinas. Kodėl tu man toks matytas? Aš vakar dirbau barmenu. Pyliau jums po 7 ar 8 gėrimus. Tai tu jas nusižiūri, prigirdai ir vediesi namo. Buvo ne taip, aišku. O jai reikėjo pagalbos. Aš bandžiau padėti ir mes kaip ir susidraugavom. Denise, šiknių testas, pradėk. Ką? Ar esi buvęs striptizo klube? Taip, bet ten man nejauku. Kaip tu vadini savo penį? Mano penis? Seksualu. Denise, susikauk. Atsiprašau. Ką manai apie Robertą Pattinsoną? Ne mano mėgstamiausias. Užsičiauk. Gerai. Ar gali surikti vų? Ne, daugiau to nekartok. Paskutinis klausimas, ką pasirinktum? Nužudyti nekaltą šunį ar būti neištikimu savo merginą? Būti neištikimu, nežudysiu nekalto šuns. Tai nesveika. Išlaikai? Vadinasi taika? Aš galiu gauti karštą šokoladą. Ne taip greitai. Kuris yra Karlinas? Sveiki, Denai. Džošas Feldmanas. CNB. Jordanas Geteris. CNB. Denas Karlinas. KZLA. Na, panelė Miles. Kur ji? Įprastai Megan tokiu laiku jau būna, bet žinant Megan, ji kažkur mieste atlieka tyrimą. Tėti, žiūrėk. Čia Lindsay Lohan. Nemėloju, nežiūrėk.
Operatorė, kuo galėčiau padėti? Sveiki. Man reikia pagalbos. Patekau į bėdą ir sujungsiu su 911. Ne jokios policijos, man nereikia policijos, tik paskambinti. Nežinau jokių numerių ir neturiu pinigų. Sumokėti gali atsakantis žmogus, arba gal žinot nemokamą numerį? Žinau nemokamą numerį. Žodžiu, taip. Ar galit mane sujungti su KZLA naujienų linija? Kokia jūsų naujiena? Sveiki. Aleliuja. Čia Megan Miles. Aš tik noriu pasikalbėti su Denu Karlinu. Jei norite pasikalbėti su darbuotoju, galite paskambinti jam privačią liniją. Gerai. Ar galit man pasakyti Deno numerį? Ne, nes jis privatus. Čia Megan Miles. Iš žinių. Jei jūsų naujiena ta, kad jūs esat Megan Miles iš žinių, vadinasi tai jokia ne naujiena, nes tai netiesa. Jeigu neturite jokių naujienų, padėkit ragelį. Man reikia pasikalbėti su... Taigi, tu parsivežė ją namo jos mašiną. Taip teisingai. Kodėl nesu savo? Aš neturiu mašinos. Tu neturi mašinos Los Andžele? Kaip tu keliauji? Viešuoju transportu. Į darbą važiuoju autobusu, kartais metro. Tu kalės vaikė. Tu ją nužudėjai, Denise. Jis mums meluoja. Los Andžele nėra metro. Yra? Kur? Kodėl aš jo niekada nemačiau? Metro yra po žeme. Ai, aišku. Atleis dėl to. Gerai. Tai ji paliko savo telefoną. Ką dar ji paliko? Nežinau, ji nelabai ką atsinešė. Turėjo telefoną. Aš laikiau jos raktus. Kur juos padėjai? Prie durų, ant stalelio. Raktų nėra. Vadinasi, jie yra pas ją. Jie turi savo raktus? Jėga. Jie turi raktų aptikimo sistemą ant savo raktų grandinėlės. Raktų detektyvas ras tavo raktus be vargo. Ką dėl dievų tu čia paistai? Tai toks dalykas, kuris yra tavo raktų grandinėlė, kuriame yra kompiuteris. Jis mirksi maža švieselė, ji keliauja į kosmosą ir kažkaip jie gali išsiaiškinti, kur tu įlindęs. Aš buvau jų reklamos atrankoje, žodžiu, aš papasakoju apie tai Megan. Tokia ta mūsų mergaitė. Paskambinkime iš šios mašinos, gal ten yra serviso numeris. Ne, palaukit, ji ką tik parašė. Miles prasta diena vėluoti. CNB jaučia. Darbas tavo. Jei tik spėsi atvykti žinias. Karlinas. Karlinas jos bosas. Turime ją surasti. Pone Karlinai, ar nematėte jokių abejotinų tinklalapio nuotraukų, žinučių, laiškų, Facebooko statuso pakeitimų, naujienų naršyklėje, bet ko, kas susijęs su Megan Miles? Ne. Megan Miles yra padori mergina. Gerai. Užrakinta. Ponia, ką jūs darot su mano dviračiu? Aš labai atsiprašau, bet man reikia pasiskolinti tavo dviratį. Turiu susigrąžinti savo mašiną, turiu susigrąžinti savo gyvenimą. Ar tau kada buvo tokių dienų, kuomet ką be padarytum, viskas blogai? Ir nesvarbu, kad ir kaip stengiasi, ar kokie geri tavo ketinimai, gyvenimas tave daužo ir daužo. Supranti? Man dabar labai reikia draugo. Jei leisi man pasiskolinti tavo dviratį, aš netrukus tau jį grąžinsiu. Pažadu. Būtų nuostabu, jei man padėtum. Gerai. Tu angelas. Parodyk papus ir paskolinsiu. Papus. Aš daugiau iš tavęs tikėjausi. Kągi, gerai, ateik čia. Ateik. Arčiau. Pirmiausia, užsimerk. Skambinu tavo mamai. Ką darai, tai mano dviratis.
Olimpijos viešoji biblioteka. Pavogtas dviratis. Įtariamoji moteris geltona suknele. Panašu, kad ji nori būti sugauta. Ji tarsi kriminalinis švyturys, siunčiantis mums signalus. Iš kur tai ištraukė? Iš detektyvų vadovėlio. Kas jį parašė? Opra? Sveiki, Los Andžele. Autokalipsė įsisiautėjo. Jeigu jūs tokie išprotėję, kad važiuojate greitkeliais, tai gal viešpats jūsų pasigailė. Nors jis nepasigailės. Gordonai, štai kaip atrodo mašina. Ačiū tau. Kaip nuostabu. Raktų detektyvas jos telefone. Skambina. Kalba detektyvo operatorė. Kas skambina? Megan Miles. Megan Miles. Čia aš. Aišku. Misteris Miles? Jūsų slaptažodis? Slaptažodis. Ar tai motinos mergautinė pavardė? Užuomina jūsų gyvūno vardas, Misteris T. Mano šuns vardas, Misteris T. Taip, vakar mes daug kalbėjom. Aišku, kad kalbėjot. Leiskite man surasti jūsų rakto signalą. Puiku. Jie ieško signalą. Geras. Vadinasi, tu iš tiesų vakar ištratinai Megan. Labai didžiuojas, kad jie atsipalaidavo tikrai. Ar jie ištvirkusi? Aišku, kad tai. Detalių su jumis neaptarinėsiu. Ar jie glamonėjo tavo kiaušus? Ar jie tau pliaukštelėdavo ar sakė, kad tu gražus? Nes tu gražus. Tu matei, kaip ta moteris geltoną suknelę pavogė dviratį? Aš jos labai išsigandau. Tu gerai ją įsižiūrėjai. Taip. Jos akis kaip pamišėlės. Gerai, vaikė. Važiuojam su mumis. Šok vidun. Apsuksime ratą. Bet kai mes ją rasime, noriu 5 minutės pasilikti su ją vienas. Gerai? Negerai, keistas vaikė. Šok į galą ir džiaugis, kad važiuoja. Kažkoks beprotinis. Ką? Ne? Aš šito nenorėčiau, net jei jis sutiktų. Kodėl klausar? Jums tai patinka? Tai tik pirštas. Ačiū, kad palaukite. Matau, kad raktas yra ties Rosmoro ir Normandijos, bet panašu, kad jis juda. Jis juda į vakarus Normandijos gatve. Į vakarus Normandijos. Roze važiuok į Nortoną ir Vilkširą. Nežinau, kur esu. Už 3 kvartalų. Tada dešinė. Vairuotojau, važiuok greičiau. Reikia surasti dviratį. Pareigūnė. Vairuotojau? Gal tavo tėvas turtingas ar kažką? Mano tėvas jums moka algą. Ieškokit dviračio. Jei neužsičiaupsi, išmesiu tave prie šito kampo. Kaip manai? Aš tik noriu rasti savo dviratį. O aš dabar blemba žvejot noriu. Dieve. Nagi. Prašau, tu labai įžeidei jo jausmus. Tas vaikas šiknius. Štai mes esam virš 101. Apačioje matosi nuostabusis San Fernando slėnis. Porno industrijos namai. Ten turėjau galimybę dirbti kažkuriame savo karjeros laikotarpyje. Laikydavau mikrofoną. Kaip manot, mane tai apsaugojo nuo gonorėjos? Turbūt visi žinom atsakymą. Ką tu rūkai? Elektroninė cigaretė. Netikra cigaretė. Tai kvaila. Aš rūkau žolę. Dabar turime tave suimti. Aš pajuokavau. Tu jau ir taip čia sėdė. Kodėl vežamės tą vaikigalį? Jis liudininkas. Geltoną suknelę ją išduos. Tu. Į ten. Štai kurį. Puiku. Greičiau. Važiuokit atgal. Gerai, nurimk. Nagi, spauskit greičiau. Nustok trenki stiklą. Štai, mano dviratis. Į čia. Lik mašinoje. Vejamės įtariamąją pėsčiomis. Einame mašinų aikštelę prie Vermonto ir 3 kampo. Miko, čia tu? Ateik. Policija. O ne. Ne. Nauja mergina. Nauja mergina. Gerai, pradėk. Tu žinai, ką daryti. Dieve, aš daugiau niekada negersiu. Ir naudok daug lubrikanto. Apieškom Happy Oasis spa. Supratau. Ko jūs vaikai nenorite? Ieškome tariamosios, norim truputį apsižvalgyti. Jūs ne mano vaikinas, aš jau priėmiau savo vaikiną. Ką tai reiškia? Nesugalvos. Taip, taip. Man patinka.
Taip, gerai. Labai gerai. Nustojo judėti. Puiku, ačiū. Ji nebejuda. Mes turime adresą. Važiuojam jos ieškoti. Paskambinsiu savo vaikinui iš skyriaus. Savo vaikinui Vikui. Aišku, pažįstat Viką? Geras. Naujokė. Kuo tu vardu? Kim Jong-il. Koks gražus vardas. Ar gali smarkiau paspausti raumenis? Taip, taip. Žinau, jūs įsitempęs? O taip. Man buvo bloga naktis. Geltona kalė mane sumokėjo. Aš taksi vairuotojas. Bandžiau ją pavyti, bet geriau jau nepavyčiau. Šitoje šalyje galima žudyti. Kaip įdomu. Kodėl tu sustojai? Jūs įsitempęs. Jūs labai įsitempęs. Gerai, tai... Nesikelkit. Ramiai, ramiai. Kojos man patinka. Metas laimingai pabaigai. Velnias. Kas nutiko? Kas čia buvo? Kim? Tu. Ateinu, pridengsiu tave. Į kitą pusę. Galiu ją suspėti. Į kitą pusę. Ar matėte moterį geltoną suknelę? Taip, ji pavogė iš manęs pinigus, o paskui priekabiavo. Suraskite, jūs policija. Žiūrėkit. Ji negalėjo toli nubėgti. Nieko negirdėti apie Miles. Nieko. Reikėjo surasti. Nutempimo aikštelė. Autokalipsė. Galiu pereiti į kitą pusę. Man tik... Dieve mano, išgąsdino. Kas tau? Ką tu čia veiki? Man reikia į kitą greitkelio pusę. Požeminė perėja, už mylios. Ne. Kam taip toliai eiti, greitkelis tuščias? Mašinų nebus iki 4. Gal ir leisiu tau čia perlipti. Puiku. Už mokestį. Mokestį? Aš neturiu nieko. Neturiu pinigų, neturiu. Gražus batai. Graži spalva. Aš ką tik juos gavau. Sveikas, Danai. Aš virš greitkelio, jis atsidarys po 30 minučių. Aš jį nufilmuosiu, jūs galėsit mane pakalbinti per žinias. Taip. Taip, jei turėsime pranešėją. Nesupratau? O kur Megan Miles? Rodo padangių Styvas. Pažiūrėkite. Jūs žiūrite? Taip. Moteris geltoną suknelę bando perėti greitkelį. Nejudėt. Rankas aukštyn. Nejudėt. Ant žemės. Rankas už galvos. Rankas už nugaros. Rankas aukštyn. Tai žemyn ar aukštyn. Nejudėk. Parodyk rankas. Nustok kalbėti apie jos rankas. Atleisk. Aš viską sutvarkysiu. Nejudėk. Mes ją pričiupom. Žaidimas baigtas, ponė. Taip, žinau. Stop. Ne, nereikia. Dieve mano, jai pavyko. Jėzau, ji gal olimpietė? Walterį, jis sprunka. Atsiprašau. Mes įstrikome.
Ta merga psichė. Šaunuolis, Styvai. Laikyk ją toliau. Laikau. Ne, pamečiau. Nesakyk Vikui, bet reikia paskambinti. Aš tave nušausiu, blemba. Palikote rankinę mašinoje? Taip. Ir savo batus. Nesuprantu, kuo čia dėti batai. Negaliu leisti jūsų į mašiną, kol nesumokėjote. Aš turiu raktą. Jis stovi štai ten. Matot? Matote? Negalite užblokuoti su savo ranka. Apsisukit, pamatysit. Aš šito nepatikėsiu. Gali būti triukas. Koks dar triukas? Kas aš? Burtininkė? Jūs nurimkite. Aš stengiuosi jums padėti. Padėti? Taip. Nejaugi. Taip. Koks adresas vietos, iš kur jūsų mašina buvo nutemta? Gerai. Tai buvo... Tai ne mano adresas. Nes aš buvau svečiuose, kai mano mašina nutempė. Svečiuose pas naują draugą. Išdykėlę. Be pažymėjimo ir pasiimti savo piniginės, kurioje yra mano pinigai. Suprantat, ką noriu pasakyti? Ar suprantat mane? Norite mane papirkti? Ne. Gaila. Nes pietums užsimaniau mėsainių. Kiek? $500. Mėsainiai nekainuoja 500. Man jie kainuoja. Viskas, jūs įleisit mane vidun, šalin rankas. Įleidžiat mane į mašiną. Liaukitės. Patraukit rankas nuo stiklo. Liaukitės. Aš matau ją. Jis stovi ten. Rankas nuo stiklo. Lauk iš čia. Ten mano mašina. Ne. Mano rankinė. Ne. Velnio. Pačiu ponete. Nagi, važiuok. Pričiupau tave. Pažįstu tave. Tu ir vėl įstrigai. Atidarysi? Labas, aš Gordonas iš vakar. Kaip laikais? Gal gali atidaryti liuką? Taip.
Gerai, dar. Labas, atsargiai. Ištraukim tave iš čia. Pasirodo, tau reikia skaityti žinias. Iš kur tu žinai? Žinau viską. Kur tavo mašina? Neturi mašinos. Ką? Žinau. Paviliau, ką tu savo padarai? Ką padarai mano sukneliai? Kaip jūs mane radot? Važiuojame čia greičiau. Pasako, kas vyksta. Negaliu patikėti, kad jūs čia. Mums pavyko. Tu gyva? Negaliu patikėti, kad mes tave radom. Aš tave myliu. Kaip jūs mane radote? Tu turi draugių ir navigaciją. Raktų detektyvą. Dieve, raktų detektyvas. Mano reklama. Tu apie tai pagalvojai? Genialu. Žinau. Nori, kad padainuočiau? Ne, nereikia. Labai atsiprašau, kad išėjau. Viskas gerai. Tikrai nieko taip nesigalėjau per visą gyvenimą. Buvo visiška beprotybė. Aš išvis taip nedarau. Viskas gerai. Nenoriu įsiterpti jūsų antrą pasimatymą, bet mes atsitrenkėme į sieną. Įtariamoji geltona suknelė pastebėta lipant į juodą džipą važiuojant į rytus. Bingo, mes ją turime. Pas ką mano telefonas? Pas mane. Kur tu po galais esi? Jau važiuoju. Tegul grimerė ir plaukų stilistė laukia. Jau seniai laukia, važiuok šiandien. Ar galėsiu jungti su išorinė linija? Labutės, mačiau tave per svinguojančius vienišius. Sakyk, kaip galima būti tokiai seksualiai, tokiai jaunai ir vienišai? Atleis, pareiga šaukia. Pone, traukitės iš kelio. Ar suknista sirena jau nieko nebereiškia? Padangų styvas leidžiasi. Gerai. Man metas. Turiu skaityti žinias. Sėkmės. Skrieju su manimi. Nelabai mėgstu sraigtasparnius. Sėkmės. Nužudyk juos. Mes tave mylim, Megan. Karės tau žuvė. Kas tau nutiko? Man reikia studiją. Keista, mačiau merginą su tokia pat suknele. Ji vos nežuvo. Taip, kvailystė. Skrendam. Paražykim dangų. Mes tave mylim. Sėkmės. Tu būsi nuostabi. Skaityk tas žinias. Kaip smagu. Farai. Leisk man kalbėti. Ne, kalbėsiu aš. Ar matėte moterį geltoną suknelę lipančią į tą sraigtasparnį? Aš tai mačiau Megan Miles. Slaptą KZLA tyrėją, lipančią į tą sraigtasparnį. Pala, moteris, kurią vaikėmės, tik žurnalistė? Dieve šventas, tai blogiau neįsivaizdavome. Kekšė infiltravosi į žiniasklaidą, kuri dėtasi esanti Megan Miles. Kaip tai infiltravosi į žiniasklaidą? Jūs sakote, kad mūsų geriausia draugė Megan yra slapta prostitutė? Panašu, kad taip. Vadinasi, ir tu turi idiotę draugę. Taip, bet aš ją pasirinkau, o tu neturi išeities, ar ne? Jie ateina, pradedam. Dieve mano, mieloji, kiek čia darbo. Sodinkit ją į kėdę, paskubėkit. Pirmyn. 10 sekundžių iki eterio. Sveiki. Viskas bus gerai. Megan Miles skaito žinias. 3, 2, 1, lauk. Labas vakaras, aš Megan Miles. Pagrindinė šios dienos naujiena moteris, kurią pareigūnai apibūdina kaip nuožmę ir pamišusią prostitutę geltoną suknelę. Siautėja mieste. Šis siautėjanti Siautėjanti. Šios dirbančios merginos blogą nešantis siautėjimas prasidėjo nuo ginčo su imigrantu taksi vairuotoju. Toliau jį bėgo nuo policijos, pardavinėjo kreką ir galimai įvykdė neapykantos nusikaltimą. Toliau žiniose. Žinau, kad turėčiau tiesiog perskaityti žinias, bet aš negaliu skaityti šio teksto. Nežinau, kad tai netiesa. Todėl, kad šis pasakojimas apie mane, aš esu ta siautėjanti prostitutė. Žiūrėkit, čia aš. Geltona suknelė. Ir tai aš svarbiausia naujiena. Aš 5 valandos žinios. Žiūrėkit. Valandos blogietė. Gal pasikapstykime giliau? Siautėjanti prostitutė. Prostitutė, taip. Pabudau nepažįstamojo lovoj. Mielo nepažįstamojo. Ir man teko iškęsti labai keistą, labai ilgą kelionę.
Pažiūrėkit, kokios pėdos. Štai kiek man teko nueiti. Bet aš ne prostitutė. Ir tai be perstojo kartojau visą kelią. Bet to mane gėda. Neturėčiau būti gėdinama. Mane gėda. Ir man nesvarbu, ką galvoja žmonės. Nes tai vargina. Todėl tegul būna gėda kiekvienam, kuris pažvelgia į merginą su... Na, sutinku, tai nėra pati konservatyviausia apranga. Bet dėl to aš automatiškai netampu atskirtąją arba grobiu. Gal tu proto netekai? Esmė ta, kad viskas, ką dariau tam, kad galėčiau pasiekti studiją. Ir kad galėčiau įtikinti keletą žmonių, kad esu tokia, kokia jau nesu. Aš nesu saugus statymas. Ir nesu tobula. Ir jeigu pranešinėjau žinias, tai turiu pasakoti tikrą istoriją, o ne tik skaityti tuos kvailus teatrus. Danai, atleisk, tu geriausias. Tu buvai man pats geriausias. Kadangi tu mane išmesi, aš turiu trumpai kai ką pasakyti. Kailai, daugiau nebenoriu tavęs matyti. Dabar tą tikrai žinau. Kaip gerai, kad ją palikau. Susekėm jūsų numerį. Išrastą telefoną, kurį naudoja narkotikų sindikatas. Apie ką jūs kalbat? Rozė ir Denise, labai jums ačiū, kad esate mano draugės ir suradot mane. Na, šaunuolės. Mes pavarėm. Ar per anksti išgerti? Tikrai ne. Kad tu vis dar čia veikia. Ir naujam vaikinui Gordonui. Labas. Matai, aš truputį išprotėjusi. Beje, gerai atrodė su mano suknelė. Šitą aš prisimenu. Ir paskutinis dalykas. Didelis dėkui mano berniukams. Skrilai, Halkui ir ypač Pulkui. Dar mažajam Skizui ir Skenkiui. Ir jo dėdai kalėjime. Daugiau neprisimenu Pulkį. Tai mano mergai žinių. Tiek žinių, aš Megan Miles. Likit sveiki, žodžiu, kaip norit. Tik. Būkit savim. Ačiū, Danai. Sėkmės Čekai. Mums reikia neždintis. Einame iš čia. Pasiliksime Megan Miles. Sveikas Los Andžele. Aš Čekas Rodžersas. Žinai, kas nutiko? Aš nesu beprotė. O kas čia beprotiško? Neįtikėtina. Taip, labai apgailestauju. Jums reikėjo pasamdyti Čang. Kokia neįtikėtina idėja tyrimo serialui. Mergina su geltona suknele. Bet aš to neplanavau. Taip jau susiklostė. Dar geriau. Tarsi pagauti grobuonę susitinka su Tyra Banks. Storulės kostiumu. Slaptas milijonierius. Tai nauja. Megan, aš tikras, kad mes kartu galime ką nors nuveikti televizijoje. Apie ką mes čia kalbame? Apie realybę šou. Man patinka. Man patinka. Realybės? Spręsti jums. Aš pagalvosiu ir jums paskambinsiu. Danas gali pradėti pokalbį, o šiandien ieškoti batų. Gal dar sumuštiniu. Maisto irgi reikia. Gal dar dantis įsivalysiu. Gerai ir taip. Tu susitvarkysiu plaukus. Aš tave pridengsiu. Tai, ką jūs esate mums numatę? Judu būnate kartu? Taip, aš jos produceris. Kiek norite, kad nebūtumėt? Labas, mažytė. Štai, suimkit. Serija, atsistokit rankas už nugariaus. Ką čia kalbat? Padėkit sausainius. Jūs ką, suimsit mane? Už ką? Kad esu seksualus? Siautėjantį prostitutę išaiškinti. Norėčiau to parodyti savo namus. Jie labai tušti. Bet yra lova. Puiku. Kaip ten nusigausim? Apie tai nepagalvoju. Gal važiuokim taksi? Ne. Taksi ne? Daugiau niekada nebenoriu matyti taksi. Gerai. Tai mes eisim. Man tinka. Bus dar daugiau nuotykių.